Tebūnie šviesa. Susitvarkom šitą kiek galima. Gerai, biški šalta čia dirbti. Tai grįžtam prie prioritetų. Reikia šitą dangą uždėti čia, užsidėti alkūnes ir žiūrėti, ką toliau darysim. Dirbam. Turiu biški per didelį drilą, bet idėja prasigręšim po porą skilučių ir prisisuksim šitus. Kai prisuksim šitus, prisuksim šitą. Bus biški lygiau. Akmens aš nebijau, kad šildys. Bijau, kad medį šildys. Tai pabandom. Taip, turim prisiankerinę šitą skardą. Turim šitą, galėsim apipjaustyti, kad biškai gražiau atrodytų. Bet dabar galim pasimatuoti, kokiam aukštį stovės pečius ir kokiam aukštį šitas alkūnes kabint. Tai metriukas jis yra šitam šiukšlyne. Yra žabo, nelygios sienos. Padarėm šitaip.
Čia prisidėjo prie pamato, tvirta, tiesas vamzdis maždaug šitaip. Matos kampas, va toks kampas. Ir eis vamzdis, biški kils, dar biški kils. Galimai tą vidurinį reiks perdėti į kitą vietą paskui ir jis atsisuks į šičia. Ta mums reiks kampo, kad nuo čia užsisuktų į čia ir per čia būtų išvesta. Va, tokia kokybė. Smetona kažką gerai darė. Reik nusiimti šitus. Ir dar šiek tiek vėliau reikės įsistiklinti. Plius kažkaip sugalvoti dėl šito tarpo. Kas yra kietai? Aišku, gamtosaugininkai manęs nekenčia dėl to. Bet baigė išdegti statinės vidus. Tai viliuosi, dabar šeštadienis, viliuosi, kad sekmadienį pavyks prisivirinti viską ir gal net viduje jau pakurt. Tai bus švari daugmaž ir bus šilta viduje. Šiaip buvo sunku prisiveršti šiandien dirbti. Visą savaitę galvoju, ką čia filmuosiu, orai prasti bus. Ir kas yra kietai, gavau daug palaikymą iš Hebros, plius gavau iš to prastą, ne komentuosiu kokio puslapio pigaus siuntą. Tai va visokių šaibikių užsisakiau, viską. Ir toks, kur man reikia vietos viską susidėti. Tai reikia čia daryt. Užsandarint paskui su kokiom putom tokius tarpus ir pasidaryt darbinį stalą, kad turėčiau kur viską susidėti. Šiaip reiktų pasimatuoti ir šitą sieną biškį atitraukti. Oro tarpą gal padaryti. Plius turim šitą problemą. O čia bus dar ką veikti, pasirodo. Pabiškį. Dabar einu čiut pailsėt, nes visą sušlapau. Atrodo, čia keli kadrai jum. Bet užsiknisau. 6 varžtai, 8 varžtai prisukt ir tiek laiko. Nu, bet turim. Prašau. Ok. Tai tuoj susitiksim. Sekmadienis. Turim statinę, išdegusi gerai, bandysim ją nugabent po stogu. Stovi Ferrari ir atsivežėm suvirinimo aparatą. Dabar bandysim susukti vamzdžius. Susuksim vamzdžius, pasižiūrėsim, kur padariau klaidas sukant šitų. Ir pasižiūrėsim, kokį kampą turim privedint prie pečių. Šitą jau čia reiks kilstel biškį į viršų. Šičia stovės šitas statinė pečius ir ant viršaus turiu kalkūnę, kuri yra 90 laipsnių. Bet greičiausiai man reiks biškį suktelt, kad kiltų. Na tai dabar susiskam vamzdžius ir pasižiūrėsim kampą kokį reikia. Darbo eiliškums. Turim vamzdžius. Mes išveisim vamzdžio briauną. Patepsim termostato hermetiku. Nežinau, kiek ją reikia, bet blogiau nebus. Ir suveršim 3 vamzdžius vieną su kitu. Tada tikiuosi galėsim pasižiūrėti lygius ir kampą. Tikimbam. Swing those hips around, can't stop, roll back down.
galėjo pagalvoti. Vamzdis nelygus. Atsinešiu kūjį. Pabandysim atidaužyti. Ir ką privarysiu hermetiką tiesiog. Sujungtą vamzdį, dabar bandom uždėti čia, pažiūrėti kampą ir žiūrėsim ką toliau. Turim tokią staciją. Čia atrodo neblogai. Čia atrodo neblogai. Tai šitą reiks atsukti ir prikelt biškį. Bet dabar dzin, amžiaus pečių. Ar aš žinau, ką darau? Ne visai. Bet turim beveik lygiai šičia. Beveik lygiai yra mūsų žodyne neblogai. Tai turim principę, dar turi biškį pasileisti, čia sutvarkysim su plytom, bet dabar galim išsipjauti čia skylutę ir pabandyti sukabinti šitą kažkaip. Gal išsigręšim skylę, gal tiesiog virinsim. Tai dabar nusiemam, dar sulyginam paviršių ir sukabinsim. Pjaunam kažkokias, bet gal kad iš tikrovę. Va, turim tokias žinę. Pasisavinam. Ant tos skylėtų. Smagoji dalis. Žiūrėk. Problema. Aš nesu virintojas 3000, bet deginu skyles kiaurai. Čia ne geležis. Negerai. Aš manau, kad čia ne geležis dėl to. Taip. Šiaip pavyko biškį. Priskabinau priekį, o čia yra per aukštai. Galvoju, va, opa. Opa, porą varžtų. Biškio pa. Nu pabandau, ką žinau. Ar aš esu daręs kažką tokio vieną kart gyvenime? Ar man pavyks? Šties, ką žinau.
metu. Pilna tarpų, bet aš turiu deguto virvės dar. Tai užkaišysiu tos tarpus. Einudžius, manimai. O, matai, veikia. Dūmina per kaminą. Dabar reikia prisinešti kempą čia ir mes pabandysime jau. Aš to labiausiai bijojau. Ten durys. Aš dar 3 kartus pagalvojau, ar tikrai į gerą pusę virnu. Jo, aišku, į gerą. Ten durys. Nusardyt kažkaip ir iš naujo priverti. Yra posakis. Jeigu atrodo kvailai, bet veikia, tai nėra kvaila. Dabar reikia biški viskas suktelt link čia, kad biški vamzdis toliau nuo sienos. Aš suinteresuotas. Pasisekė. Aha, čia nebuvo gerai įsukta. Sorry, vičiai. Tik ant šono privirta. Wow. Vupsi dupsi. Nesitikėjau, kad taip įvyks. Dabar prisivirnam šitą prie šito. Žiūrėsim. Reikia kempą atiduot, nes jau čia gerai pasiskolinę. Nes labai bijau sugadinti. Tai reikia greičiau, kiek galiu pavirinti. Parvežti atgalios. O tada žiūrėsim. Pataikiau. Davai jau tai bus. Neblogai. Kartais atrodo, kad žinau, ką darau. Dažniausiai ne visai. Nudirbam. Eik, tu šitokią siūlės vandenį vežt gali. O, kad dega. Oi, gražiai. Gal galėjau tarp kokį čia. Lamba. O! Drautai stipriai. Ten neužtinas ant galvos. Yes. Tarps nemažas. Kažkuris uždaryti. Biškai geriau.
suvalinkom. Na čia vis tiek reiks pritepliuoti visko. Ir dar biškį kelias sules, kad sukiptų geriau. Viską biškį nepakirpam. Čia sukabinsim, ir bus gerai. Kaip dega viskas. Oi, kaip dega viskas. Gerai. Taip, kaip trečią kartą virinant gyvenime, turim tokius darbus. Turim tokią sulytę. Na, čia pradeda išsiplėst labai. Tai aš bandysiu sandarinti chemikalais kokiais. Čia liktais gerai, sakyk, halsu prisivirinau šitus kampiukus, kad nepabėgtų. Ir dabar kol kas turim taip. Reikia prisukti suportą, kad biškį prilaikytų. Ir neblogai, sakyčiau neblogai. Dar man reikia pasimatuoti kampus. Nes nuo čia turiu užsisukt, tai 9 laipsnių, 9 laipsnių, 9 laipsnių. Na, mažiau. Galima kem 5, link čia. Nu ne, čia galima 9, o čia galima kem 5 ir per čia išeis. Tai neblogai sakyčiau. Nekursim dabar, nes į sieną tiesiog tas eis. Reiks supakuoti kempą ir pargabent Gerbuvičui. Ačiū Agro Lituanija. Jeigu nesat matę, turėčiau čia įdėt gal linką. Jeigu čia nerado, tikrai rasit aprašę. Ačiū dar kartą. Nieks nepranešė, kad prasidegni kelnes ir viskas pradeg. Bet čia galėjau pats suprast. Ir nu, padirbėjom. Nice. Pabaikim sekmadienį. Šiaip padariau visai nemažai. Mano nuomonė. Prisisukau kaminą, prisivirinau kaminą. Dabar norėčiau pabaigti dar vieną dalykėlį. Nusipirkau makrofleksą, kažkas tokio. Sparo ugniai, tai užsandarinti starpiukus. Ir per savaitę reikės tvarkyti, kas įvyko virinant. Tas, kur nelaimingas atsitikimas. Galim užsižiebti šviesas, nes man netinka, kad nukrito štalkūnė. Nu, bet taip ją reikėjo persukti. Tai reikės prisukti. O dabar padarom visus tarpukus, perpurškiam makrofleksu. Eina nusiplauti. Pabandom dar kartą. Ir dabar su pirštinėm. Dabar darys kai ką, ko labai nerekomenduoju niekam. Bet aš labai noriu. Turim pečių pajungtą. Būtų sarmata neišbandyta, ne? Tai įdedam kelias maltikes, nedaug. Ir pabandom pažiūrėti, kaip veikia.
Išsiaiškinsim, kur dūmai eina, jeigu eina. Ir ką dar reiks patobulinti. Bet jau reikia užkurta, ne? Viskas atidaryta. Tai neuždusim, pabėgsim, jeigu reikia. Užsidegt, abejoju, kad yra kam čia užsidegt. Jeigu yra, negerai. Tai duosiu update'ą, kai įsidegs. Taip, it ain't ideal. Dar čia reikia nupirkti normalias alkūnes. Nes čia geta. Bet nėra tragedijos. Kitas dalykas, biški rūksta per viršutinės dureles. Vienas dalykas neskreivas. Kitas dalykas nesugnį žemai užkūriau. Čia įsikiš dar mantiruotės. Ir ant mantiruočių malkas dėsis. Tai degimas bus aukščiau. Tai dūmai šičia kaupsis ir eis link čia. Otherwise, aš sakau success. Dar turiu reflektyvios medžiagas. Tai pagal kaminą čia visur išdėsim. Ir galėsim toliau tvarkytis. Aišku, sudegė visa diena. Norėjau dar visus šitus išsivežti. Pradėti toliau test kast. Tai bus įgyvendinta, bet ne dabar. O jo, ačiū linkui, kad atsiuntėt linkus. Ir linkai gerai yra šiaip. Dalykai vyksta. Dūmai rūksta. Ir ačiū, kad žiūrėjai. Labai noriu padėkoti visiems, kas paprenumeravė. Noriu padėkoti ypač Patreonams. Jūsų dėka galiu daryti čia dalykus. Ir toks mano savaitgalis, vidury žiemos. Sausio galas. Aišku, nepanašu, kad sausio galas. Bet ačiū dar kartą ir susimatysim bent jau kitą savaitgalį, sakyčiau. Sudie.